pirmas blynas dažnai būna prisvilęs. Taip, kad nesitikėkit, kad viskas bus tobulai. Tiek čia, tiek gyvenime. Labas. Čia jaunimas be filtro. Aš esu Elinga ir šiandien filmuojam savo patį pirmą epizodą. Čia mes kalbam atvirai. Be jokio pozavimo, be fasado, tik tikros emocijos. Šiandienos mūsų tema yra turbūt aktuali kiekvienam. Tai mokykla, stresas ir draugystės socialinių tinklų eroje. Na, o šiandien su manimi bus... Laba. Mano geriausia draugė Beatričė. Labai malonu man būti čia. Aš manau, su Beatričė mes tikrai apkalbėsim viską super gerai, kadangi tikrai turim tokią stiprią chemiją. Ir manau, kad kaip pirmam epizodui bus labai smagu. To start things off, galim lengvai. Kaip šiandien jautiesi, kaip sekasi? Puikiai. Šiandien labai daug ką nuveikėm, visą dieną beveik kartu. Puikiai atsikėliau, viskas labai sklandžiai. Vos nepavėlavau į autobusą. Bet žinot, Vilniuje yra daug autobusų. Taip, šiandien filmuojame Vilniuje. Taip. Ir nusimato labai įdomus pokalbis. O šnekant apie pačią savaitę, koks buvo tavo šios savaitės top ir koks tavo šios savaitės bottom? Manyčiau, mano top šią savaitę buvo mano šokiai. Tikrai labai gerai juose jaučiausi ir viskas labai puikiai pavyko. O bottom 7 iš anglų. Atsiskaitimo. 7 dar visai neblogai. Nu, man jis yra toks negražus skaičius pažymiuose. Kažkaip atrodo net 5 gražiau už 7. Bet nežinau, man 7 tas, nes ten labai durnai gaus tas 7. Nu, bet yra kaip yra. Minėjai mokyklą. Taip. Tai manau, kad galim prieiti prie mokyklos temos, apie kurią ir minėjau. Tai kas tave labiausiai vargina mokykloje? Aš manyčiau, gal tas kasdienis kiekvieną kartą pasikartojimas. Aš nesuprantu, kad yra skirtingos pamokos, skirtingi... Tai va, monotoniškas labai buvo ciklas, bet taip pat sakyčiau ir žmonės. Nu nežinau, mano mokykloje yra labai daug vaikų, moksleivių labiau gal, net ne vaikai. Ir tiesiog taip sekina, nes jų yra tiek daug ir tiesiog ta masė jų tiesiog vargina. Moksleivių masė. Šiaip aš to žinau, galiu paantrinti, pas mane mokykloje yra virš 900 mokinių. Oho. Ir tai tikrai labai vargina, kai reikia praeiti koridoriuose ir žmonės tiesiog neskiria dešinės nuo kairės. Kamščiai prasideda. Pas mus tikrai ant mūsų ten vienoj sankryžoj ant laiptų kamštis, iš kairės kamštis. Ir ten, taip. Kol praeisi. O mes mokykloje turim 3 skirtingus laiptus. Vis tiek kiekvienose kamščiai būna. O ar esi mokykloje tas žmogus, kuris turi viską padaryti tobulai? Ar esi toks labiau chill? Aš anksčiau buvau tas, kur turi viską tobulai. Nu, man 7-ukai dar vis biškai trigerina. Bet anksčiau, tikrai jau buvo nepatenkinta tikrai jais. Ten būdavo ir ašarų dėl pažymių. Ir labiau buvau apsikrovus tuo. Bet atėjau naują mokyklą. Susiradau ten tokią vieną draugę. Austėja, tau shout out. Kuri tokį... Čia galiu keiktis? Kas? Galiu keiktis. O, pasakyti galiu? Galiu, aš užpypinsiu tave. Jinai turėjo tokį labai didelį. Ir jai tiesiog yra ant tų dalykų, kurie jai netenkina arba jai tiesiog nėra svarbus. Net pavyzdžiui, kokios vienos pamokos pažymiai, jai nelabai tai yra svarbu, nes jie ateityje neplanuoja nieko su to daryti. Ir pas mane tas irgi atsirado. Pavyzdžiui, aš matau, kad aš vėluosiu, tai aš nepsichuoju. Aš tiesiog, žinau, kad vėluosiu, gerai, nieko negaliu dėl to padaryti. Tas pat ir su kai kuriais pažymiais arba gaunu blogą pažymį. Būna, žinau, kur reikia pasimokyti ir tiesiog go with the flow, tiesiog. Ja, ir šitas yra labai svarbu, nes man irgi būdavo, kad aš labai, kaip ir sakai, man patiko tavo žodis psichuodavau. Dėl to, nes man būdavo labai svarbu, aš turiu ateiti kiekvieną pamoką, negaliu vėluoti, turiu dėvėti uniformą, iš manęs ten labai daug nori kažkas. Ir ateidavo toks dalykas, kad aš labai pervargdavau dėl to. Ir šiais metais supratau, kadangi paskutiniai mano mokyklos metai, tai kad kai kurios pamokos, nuoširdžiai pasakysiu, tiesiog nėra ant tiek svarbios, kad dėl jų panikuočiau. Sakykime, kad vėluoji kokią kūno kultūrą ir ant tavęs reikia mokyti, čia nėra pasaulio pabaiga. O einant prie
šiek tiek rimtesnių klausimų Okay. apie mokyklą. Tai ar esi turėjęs dieną mokykloje, kuri tiesiog tave palaužė? Ką reiškia palaužė? Nu, vat, vis tiek mokykloje yra labai daug streso ir tikrai susidurime su to kiekvienas. Ir ar buvo, nu, vat, kažkas, kas paveikia mokykloje tave taip, kad buvo toks, nu, kam aš einu į tą mokyklą, jinai mane nervuoja, nu, ir trikdo ir... Kad ar su mokslais, pavyzdžiui, kažkas, kur toks lūžio taškas. Manau, aš tą turėjau savo ankstesnėse mokyklose. Ten tikrai buvo mokyklų, kur... Jo, nu aš daug esu mokyklų perėjus. Tikrai, manau, ankstesnėse mano mokyklose tikrai tas buvo lūžimo taškas, ypač kai vat, buvo su projektiniais. Nežinau, Elenga, ar tu esi tuos turėjus, kur projektiniai metiniai? Ne, pas mus nėra projektinių. Tai bent jau žinau, kad Vilniuje daugelis mokyklų turi 9-okam, 8-okam projektinius, kur tu per visus metus turi pasirinkti kokią nors pamoką ir turi tai pamokai parašyti projektinį, beveik kaip bakalauras. Tik tai biški laisvesnę formą gali rašyti, bet ten irgi labai griežtai. Aš nuoširdžiai niekada nesuprantu šito, kadangi aš pati nesu iš Vilniaus. Kai man Beatričė pirmą kartą prieš metus, nes mes su Beatričė jau bendravom virš metų, Taip. tai kai jinai pirmą kartą man pasakė, kad jie turi rašyti projektus kažkokius, aš buvau tokia, ką? Jo, daugeliu žmonių tai iš tikrųjų yra šokas, bet Vilniuje tai tikrai yra daug mokyklų, kurie tai rašo. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš 11 klasė ir man daugiau nereikia rašyti. Aišku, egzaminai yra. Bet tai va, ir tas lūžimo taškas buvo su projektiniu, kai rašiau pas dailės mokytoją su keramika ir ten dariau projektinį dariau ten arbatinuką ir 4 puodelius ten su tema specifinė. Ir atėjau pas mokytoją, nes jinai man visus metus beveik ištisus nepadėjo su nieko. Ir aš tokia mokytoja ateinu. Mokytoja, žinau, kad aš neparašysiu šito projektinio. Nu, man niekaip neišeina, aš nežinau, ką toliau daryti. Ir man rodos, aš buvau 7-8 klasėje tuo metu. Jūs ir tokiose mažose klasėse turėjo daryti projektinius? Mano praeito mokykloje nuo 5 tu rašai projektinį tokį. Ok. Tai va. Ir jinai ten manęs užrėkė, labai užpyko. Ir tada turėjo man rašyti 3 kuolus, bet ir aš tik tai vieną. Nes jeigu neparašai, nu tipo kuolas. Ir kažkaip nuo to aš juos labai nemėgau, tos mokytojos. Jinai šiaip ne mano žmogus, taip gražiau pasakius yra. Bet taip pat su draugais yra labai daug lūžimų taškų, tikrai ypač praeito mokyklai. Aš neturėjau labai gerą ryšį su klasiokiam. Tai, oi, ten kiek dramų buvo daug. Prie šito mes tikrai prieisim, nes kita mūsų tema bus apie draugystės ir ypač dailės mokyklą. Ar jautiesi spaudžiama būti gera mokinė ir ar pati save spaudė, ar jauti iš tėvų? Aš visada, net nuo pat vaikystės, jeigu spausdavau, tai spausdavau tik tai aš. Manęs tėvai nei karto, nei iš manęs ten prašė gerų pažymių, ypač mano mama, jinai neturi tų lūkesčių manęs, kaip aš turiu elgtis ir kokia aš turiu būti. Na, aš kartais jas paklausti, mamai, kokį mano universitetą stoti, į ką stoti, tokia, iš kur aš žinau, bet iš to, kur tu nori. Ir aš tokia, kodėl taip sunkiai, galėtų mane spausti ir būtų paprasčiau. Bet ne, esu labai dėkinga savo mamai. Ir aš jausdavau tą spaudimą tik iš savęs. Aš kažkaip labai reikalavau daug iš savęs, labai norėjau gerų pažymių, nes aš galvojau, kad aš, turėdama tuos gerus pažymius, kažkaip galėsiu rodyti kitiems žmonėms ir savo, kad aš esu svarbi, kad aš, verta žmogaus ten žodžių gerų arba draugystės. Ir kadangi aš tuo metu dar neturėjau kitur tokių labai gerų hobių, kas mane atskirtų nuo kito žmogaus, man tie pažymiai tapo tas vienintelis dalykas, kas mane atskiria nuo kito žmogaus ir kuo aš esu unikali. Nes aš visą gyvenimą ir dar vis, tas noras būti unikaliai, nes atrodo lyg tai taip su tavimi, tik tai, kai tu esi unikalus, tik tai tada žmonės norės su tavimi bendrauti. Tai va, tikiuosi atsakiau į klausimą. Atsakei. Aš manau, kad palėtei tikrai tą temą. Taip. Tai va, man tai būdavo taip, kad mane pradinėse labai tėvai spausdavo. Ne tai, kad sakyčiau, kad spausdavo, aš labai esu dėkinga jam, kad jie tai darydavo, bet jie skatindavo mane siekti daugiau ir neapsiriboti ties tai žmonėmis, kurie mokinasi gerai, sakykime. Tie 8, sakykime, 7, pas mane visą laiką būdavo, kad ypač mano tėtis, sakykime, nes aš esu labai stipri matematikoje ir jisai tai tikrai puikiai žinojo.
Ir kad ir kiek aš kartų prie kokių namų darbų verkdavau, ta prasme, vis tiek manęs spausdavo, Elinga, tu gali, ta prasme, tu padarysi. Ir aš esu labai dėkinga, nes dabar dėl to aš išmokau siekti daugiau ir neapsiriboti tik tais va, tuo kaip ir vidurkių žmonių. Ir pati dabar savęs spaudžiu, mane tėvai netiek jau spaudžia galbūt dabar jau šiais laikais, bet vis tiek mane siekia, va, sakykime, išlaikyti egzaminus tikrai gerai. Taip. Ir kad, nu, nepaveščiau savęs. Ar esi jautusi, kad nespėjai, pavyzdžiui, su gyvenimu dėl mokyklos? Oi, tikrai taip. Aš manau, tai yra labai universalus jausmas. Ypač dabar aš tą labai dažnai jaučiu. Dėl to, nes dabar ypač turiu labai daug įvairių po mokyklos veiklų. O ką veiki po mokyklos? Šoku, labai daug savanoriauju, laikau ten, mokausi teisės, ISM-as kaip tik, vat, psichologai visokie, nu, vat, daug tikrai korepetitoriai irgi, nu, daug veiklos tikrai yra, dar džimas. Reikia nepamiršti sportuoti. Taip, tikrai. Ir kartais, aš net nerandu kartais momentų, kur galiu pasimokyti normaliai. Kas nėra labai gerai, bet... Tai aš nesakyčiau, kad tavo mokykla labai trukdo gyventi. Nu, taip sakant, tada jo, bet gal tu klausai, ar trukdo man mokykla gyventi? Na, aš klausiu, ar tu nespėjai su gyvenimu, atsakykim, dėl mokyklos Dėl mokyklos? Nes tikrai esu pastebėjęs savo gyvenimą, nu, vat, kad mokykla labai užima daug laiko. Tikrai taip. Ir ne tik dėl va, to dalyko, kad, pavyzdžiui, tu eini į mokyklą kokias geras nuo 6 iki 8 valandų, sakykim, mokykloje prasėdi, bet dar turi po mokyklos darytis namų darbus, jeigu turit projektus, va, rašyti projektus, mokytis egzaminam, kontroliniam. Ir labai daug ypač suaugusių iš tavęs tikisi, jog tu mokaisi taip pat, kaip jie eina į darbą. Jie visą laiką tai lygina, kad va, aš einu į darbą, tu eini į mokyklą, tai kodėl tu nesugebi, pavyzdžiui, bet jie nesupranta to, kad mokykla yra daugiau negu tas oficialus mokyklinis laikas. Nes vis tiek yra dalykų, kuriuos tu turi daryti mokyklai, nu ir savo žinoma, bet po pamokų. Ir tada, jeigu turi dar užklasinės veiklas, nu yra labai sunku laiką planuotis. Ir aš manau, kai suaugusieji lygina darbą su mokslais, tai jie turi geresnį atsaką iš darbo. Jie gauna pinigus, kas yra vienas iš svarbiausių mūsų viso gyvenimo dalykų. Pagrindė žmonės to yra vežami. Juos veža taip. Taip, juos veža. O mokykloje tai daug kas argumentuotų, kad tai tu gerus pažymius gauni. Gauni žinių. Bet gerai, bet aš galėčiau tas žinias gauti ir pati, tiesiog knygas skaitau laisvalaikiu, yra kur tas žinias gauti, nes, ypač mokytojai, tai aš manau, kad jų net ta kokybė krenta net, kadangi jų yra tiek mažai ir jų vis mažėja, tai ypač kadangi senesni būna, senesnių visokių vertybių, tikrai būna sunku. Tai va, užbaigsiu čia. Gerai. Per daug neišsiplėsim ties mokytojų temą, gal paliksim kitam kartui. Einant šiek tiek link draugų temos, bet dar jos taip neapčiopant, turiu paskutinį klausimą su mokyklos tokiu dalyku, bet minėjai, kad praeitose mokyklose buvo su draugais tokių visokių incidentų. Tai kada supratai, kad mokyklos žmonės, jie nėra tam, kad tau visada padėtų? Ne, man labai geras klausimas, leis pagalvoti dabar biškai. Gerai. Meninė pauzė. Dabar laikas mūsų sponsoriams, kurie yra jūs. Todėl, kad be jūsų šitas podcastas tiesiog turbūt neegzistuotų, kadangi mes tik pradėjome, ir aišku, jokių rėmėjų dar neturime. Todėl būtų labai smagu, jeigu galėtumėte pasidalinti šiuo video su savo draugais, kad jį pamatytų kuo daugiau žmonių ir kad mūsų žodis sklistų po visą Lietuvą. Manyčiau, kad ne tai, kad kažkada aš tai suvokiau, aš manau, pas mane tai jau buvo visą laiką įstatyta, net prote. Įstatyta. Čia angliškas žodynas išverstas lietuviškai netaisyklingai, guys, sorry. Nes aš visą laiką mačiau mokyklą kaip konkurenciją ir kaip varžybos irgi, nes aš visą laiką siekiau to top trejeto, top pirmūnė būti. Ir man tas tiesiog visada buvo svarbu. Tai aš kitus žmonės mačiau kaip konkurentus ir
senesnėse mokyklose ypač aš draugų neturėjau. Ten tikrai buvo labai daug dramų su buvusiam draugiam. Čia dabar labai prieštarauju, kad neturėjau draugų, bet jie nebuvo tikri draugai, todėl sakau tą. Ir todėl niekada nemačiau jų kitaip negu konkurentais. Bet šitoj mokyklai biškiai kitaip, nes tikrai yra žmonių, su kuriais aš bendrauju, bet irgi ne tiek, kad jau galėčiau jais vadinti ten geriausiais arba jau labai gerais draugais. Tai, manau, nuklydau nuo klausimo. Bet vis tiek. Bet atsakiau. Jūs pagavot, Taip. ką aš turėjau omeny. Ja. Tikėkimės. Bet aš bent jau tikrai tą pagavau dėl to, kad reikia suprasti, kad kartais mokyklos draugai, jie nėra tikri draugai. Taip. Nes, pavyzdžiui, man irgi buvo labai sunku suprasti mokykloje tai, kad aš visą laiką suprasdavau, kad mano mokyklos draugai, jie bus visą laiką tik mokykloje. Pas mane būdavo labai tas, kad aš turiu draugus mokykloje, man fainiai, bet aš juos laikydavau draugais, jie mane laikydavo klasiokę. Ir tu labai turi atskirti šitus du dalykus, nes ne kiekvienas klasiokas yra tavo draugas. Kas tau yra geras, tikras draugas? Girl, I don't know, aš dar netikau. Ne, bet aš tą klausimą. Gerai, aš tai rašysim. Aš dar šitą klausimą dar vis galvoju ir dar vis tarinėjau, kuo atskiriasi tie draugai nuo geriausių draugų, nes aš dar vis negaliu labai atskirti. Nes tada nežinau, kas yra mano iš tikrųjų geras draugas, nes ja, aš iš tikrųjų to neturiu, aš šitą klausimą atsakymą žinok. Aš dar pati... Bet kokias turėtų turėti savybės geras draugas tau? Manau, vienas iš svarbiausių yra tas supratingumas ir palaikymas. Manau, šiai būtų mano top 2 savybės, kurias norėčiau, kad mano geriausias draugas turėtų. Ką čia reiškia? Manau, žino, ką tai reiškia. Ką čia reiškia? Ir tas... Aš turiu tas quality. Ne, ką. Turi. Šitą katinsim out. Manyčiau dar kad tas geriausias draugas turėtų tą norą augti ir ne tai, kad augti ir kartu, bet taip pat ir nebijoti pokyčių ir keistis pats tu, keistis pats aš, vai perfrazus, kad nebijoti keistis kaip pats ir nebijoti, pavyzdžiui, jeigu mano geriausia drauga yra Elinga, tai kad aš nebijočiau jos pokyčių, nes tik tai, ne žmonės keičiasi, čia ir manos jų yra natūralioji ir tiesiog Žmogaus prigimtis yra keistis. Jo, prigimtis iškau to žodžio. Tas prigimtis keistis ir manau, be pasikeitimo mes negalėtumėm išgyventi. Tai manau, dar ta yra labai svarbi savybė. Ja, pokyčiai visą laiką yra didelė prizma mūsų gyvenimo. Ir ką esu pastebėjus, kad daugelį draugyščių ir sugadina tie pokyčiai, kai, sakykime, tavo draugas jisai negali... Kaip čia dabar paaiškinti, dabar aš negaliu pasakyti. Pasikeist? Ne tai, kad negali pasakyti, bet jis negali priimti tavo pokyčių. Jo. Kai tu jau nori augti, o tavo draugas sėdi vienoje vietoje, jūs tiesiog negalite atlaikyti to pokyčio atstumo. Taip, ir kartu keliauti. Taip. Paimsiu žiūri tokį randominį out of context pavyzdį, bet, sakykime, nežinau, tavo draugas nori būti milijonierius, o tu nori, sakykime, dirbti maksimą. Ir tipo, ilgoje ateityje jūsų tiesiog interesai nesutaps, ir kad ir kokie jūs geri būtume draugai, jūs negalėtume tiesiog kalbėtis, nes vienas kalbėtų, kaip važiuoja į Maldyvus, kitas kalbėtų, kaip maksimai kažkas išpylė Coca-Cola. Aš manau, kad gal geresnis būtų pavyzdys, nes aš manau, kad dar tokioj irgi fazėje dar galėtų draugai būti. Galėtų, bet jie nebūtų tokie geriausi. Žiūri, blogas pavyzdys buvo. Aš manau, kad būtų geresnis pavyzdys, kur vienas nori, sakykime, irgi labai hiperbolizuotas pavyzdys, bet vienas nori būti milijonierius ir siekti gauti tos pinigus, tai biškai išnaudojant žmonės, o tas kitas draugas nori labiau padėti žmonėms ir dirbti, pavyzdžiui, NGO organizacijoje. Ir manau, su tuo keistusi, nes jų vertybės pasikeičia ir tada nesutampa. Antrinu. Tai va, manau, šitas būtų gal net geresnis. Nes daug žmonių, tas draugystės ir išskiria interesų ir vertybių pokyčiai. Kai jau jūsų, sakykime, tie kaip ir, vertybės jūsų išsiskiria ir vienas žmogus nori vieno ir kitas žmogus nori kito, jūs tiesiog nebegalit kaip ir
išklausyti viens kito ir negalit suprasti tada, nes tiesiog jūsų vertybės skiriasi ir kas yra man norma, galbūt tam žmogui nebėra norma. Tikrai taip. Tai kai kalbėjai apie, vėl grįšiu prie tų pačių draugų, ar esi kažkada jautusis, jog tave palieka draugų grupė ir esi ta tokia kaip ir balta varna? 100%. Čia yra vienas dalykas, kurio mes abidvi esam panašios ir išgyvenusios tikrai tai. Todėl mes labai esam geras draugės dabar, nes mes suprantam Taip. viens kitą. Kaip čia sakoma, two black sheeps. Nu, Jo. šiaip yra black sheep in the crowd, bet dabar two black sheeps. Ja. Tikrai taip. Ir aš, kai dar neturėjau labai didelės savivertės, nesididžiuoju, kad aš dabar turiu labai didelę, bet turiu minį tikrai paaugo. Tai tikrai būdavo. Ir man rodos čia, nežinau, kiek žmonių aš neku, man rodos visi beveik esą patyrę. Nežinau kaip su bičiais. Vieni gal mažiau, Vaikinais. kiti daugiau, bet bent jau moterų gyvenime, ta prasme, draugystės jos gali būti labai labai tikros, bet also tau daug kas gali šnekėti už nugaros. Negražiai pasakysiu, tarsi didžiausio šūdo. Jo, tikrai. Ir man, aš pasakysiu labai greitai, mano dabar sesiai jaunesniai, dabar buvo tas įvykis, kur jinai pirmą kartą pajuto tą ir kaip man yra liūdna, nes aš niekaip nei jos galiu apsaugoti, nes tai realiai yra tiesiog, man rodos, kiekvienos merginos Canon eventas. Jo, perėjimo etapas, kur yra iš tikrųjų, sakyčiau, net svarbu pajusti, nes tikrai tave po to kaip žmogų labai sulipdo. Ir tu gali pasirinkti gerą arba į blogą. Nu, aš siūlyčiau, ką jis rinktis į gerą pusę, nes tai blogoji, tai būna visai. Visą laiką yra du keliai. Taip, gal net ir daugiau. Ne viskas juoda ir balta. Bet pilka nepatinka. Kaip išeit iš to, kad galbūt yra geriau nebūti toje grupėje žmonių, kurie tave palieka? Aš manau, yra labai svarbu pirmą susirasti angliškai support system, palaikymo realiai žmonės. Sistemą, nesistemą. Grupė. Žmonės, kurie tave palaiko. Jo, tokia saugąją pagalbę. Kaip ten būna, safety pillow, angliškai irgi terminas. Whoopsie, guys. English. Aš jau matau, kiek daug komentarų bus, kad jūs naudojate žiauriai daug anglicizmo. Mes Nedaug. dabar gyvename tokiame pasaulyje, kur anglų kalba visur vartojam. Ir guys, pasaulis keičiasi. Anywho, svarbu pirmą suvokti, kokioj tu šaknoj esi. Taip. Nes kai tik tai suprasi, tik tada pamatysi, nusimsi tuos rožinius akinius ir žmonės turi irgi vėl pasirinkimų. Arba gali keisti tą, ką jie mato, arba gali likti, bet jūs negalit skūstis, jeigu liekat, guys. Tada labai ne kažką atrodo. Ir tai va. Ir manau, vat, kai supranti ir kai vat, turi tą support system, nes tikrai būna skaudu, kai nustoji bendrauti, nes tikrai galvoji, kad pametei viską beveik, nes tu jas laikei, tas tavo draugus, ant to, ką man rodos, kai buvai su tais rožiniais akiniais, man rodos, tu jo žiūrėjai visai kitų požiūrių, negu kai juos nusiemi. Ir tada pamatai juos tikrus, net galima sakyti. Ir tau net liūdna ir pikta pasidaro ant savęs, net man rodos, nes tu suvoki, kaip aš tai galėjau būti tokioj, padėty ir kaip aš galėjau leisti savo draugauti su tokiais. Bet taip pat reikia ir leisti savo klysti, leisti savo suvokti ir net nepykti ant savęs, nes visi žmonės daro klaidas ir reikia duoti savo tokio angliškai vėl grace. Tai va. Jo, reikia viską žiūrėti kaip į pamoką. Taip, tikrai taip. Nes vis tiek mes kiekvienas pasirenkame, ką mes darome ir man labai patiko, kad tu pasakai, kad bet kokį kelią pasirinksi, tai yra tavo pasirinkimas, o neturi teisės skūstis, nes vis tiek visą laiką turi du kelius. Aš labai atsiprašau, jeigu jūs girdite dabar kavos aparato, nes labai garsiai ūžia, bet aš tikiuosi, kad ne. Bet abejoju. Tai va, bet yra labai svarbu, kai tu turi du kelius, apsvarstyti, kas tau yra geriau. Ar tu labiau nori vis tiek turėti tą grupę žmonių, ko aš labai linkiu nedaryti iš savo patirties, nes tie žmonės, tiesiog tave tempia žemyn. Ypač jeigu jie tau, šika už nugaros, tai negražiai pasakius, tai nėra tavo žmonės ir tikrai pasaulyje iš visų 8 milijardų žmonių yra tikrai ta tavo grupė, bent tavo vienas žmogus, kuris
supranta tave ir gali su tavim augti. Ir turi tu pasirinkimą arba likti toj grupiai ir sėdėti toj šiknoj, arba perlipti per save, išlipti iš savo komforto zonos ir išeiti į pasaulį, atsistoti vienas. Kas yra labai svarbu suprasti, kad kartais tavo vieno kompanija tau gali būti žymiai geresnė negu to 15 žmonių grupė mokykloje, kurie visi iš tikro nekenčia vienas kito. Taip, ir aš dar pridursiu, kad kai jūs išmoksite stoti tas vienas, sakykime, aš jums duosiu dabar biškį vizualą. Įsivaizduokite, kad visi žmonės, kai jūs draugajat, jūs taip susibūrė į vieną ratelį ir tai visi pasilenkia, taip atsitūpę. Kai jūs esat kartu, jūs visi atsitūpę. Ir kai tu suprasi ir pamatysi, kad tai nėra tavo žmonės ir tau nepatinka, ką jie daro, kaip jie elgiasi ir atsistosi, tu tapsi matomas visiems kitiems žmonėms aplinkui ir jie galų gale galės tave pamatyti ir gal net prieiti, susipažinti ir taip užmegsi naujus ryšius. Jo, tu neduodi galimybės kitiem pamatyti tavęs, jeigu sėdi savo komforto burbule. Ir žinai, šiek tiek iš šitų dalykų vis tiek susideda į tai, kad mes gyvenam prie labai didelio interneto kiekio ir prie socialinių tinklų, kas turbūt irgi daro įtaką labai stiprią tam visam bendravimui, ypač merginoms. Taip, tikrai taip. Kadangi vis tiek susikuriam tą tokį kaip ir tobulo gyvenimo vaizdą ir tai labai, manyčiau, kenkia visam kontaktui. Jo. Ja. O kiek šiaip pati naudoji telefoną per dieną? Oi, čia toks klausimas. Toks icebreaker. Jo, galim dabar pažiūrėti. Pažiūrim. Pabreakinam šitą icebreakerį. Bus labai gėda, jeigu bus labai daug, bet abejoju. Ne, žinok, pas mane irgi labai daug, ta prasme, aš tik tokia irgi labai daug laiko prasėdžiu, bet tai yra mano inspirational platforma, kadangi aš pati tipo keliu į TikToką video, nes bandau biškai perlipti per savo social anxiety ir biškai self-confidence, kas labai man padeda tai. Tai, mano daily average būna kokios geros 6 valandos, kuo aš esu tikrai neproud. Ta prasme, man labai reiktų sumažinti savo telefono vartojimą ir aš bandau tai padaryti, nes turiu žiauriai daug hobių, bet vis tiek kažkaip gaunas. Mano šiandien yra 2 valandos ir 50 minučių. Bet tai dėl to, nes mes šiandien... Ja, tik tokias valanda ir 15. Ok. O, vakar... Gal nesakysiu, guys. Negerai, reikia, čia be filtro. Mes be filtro. Tik tikros emocijos, bet ir šiaip. Prisipažinsiu, kadangi vakar buvau mokykla ir buvo labai nuobodu. Ir aš vakar savanoriavau Maisto banko tame akcijoje, kur per LNK buvo, galimai mane pamatyti per televizorių. Daug rodė manęs. Mes šitą kelsim tik po savaitės, tai... Tai čia buvo lapkričio 20 dieną. Jo. 21, meluoju. 21. Tai buvo šiaip labai faina ir kadangi ten buvo labai ilgas laikas, iki ko mūsų leido, tai ten pasėdė telefoną, pažaidė, ten per pertraukas, tai pas mane 7 valandos susidėjo. Tiek ir žinių. Yra tau buvę, kad socialiniai tinklai sukelia kokį stresą ar nepasitikėjimą su savimi, dėl ko, pavyzdžiui, jauti kokius kompleksus? Aš nemanyčiau, kad socialiniai tinklai tai padarė, kadangi aš nelabai keliu. Aš iš tikrųjų visai nesu tokia aktyvi Instagram'e, tik tokia aš vis jokių video nekeliu, bet manau tas nuotraukų, ypač kai nori kažką įkelti, tas nuotraukų analizavimas toks labai labai gilus, kur tu žiūri kiekvieną detalę, labai smalkiai žiūri save, matai, blemba vienas pag, blemba negaliu šitos nuotraukos kelti, reikia kitą pozą sugalvoti ir tai man rodos labai vargina, bet aš stengiuosi iš tikrųjų bent jau savo Instagramą po truputį labiau kelti tokias, tikras, aš, pavyzdžiui, aš jokių filterių, jokių ten AI, ne blur, ne. Jo, aš labiausiai nesuprantu tų žmonių, kurie savo kūną editina arba veidą editina, kur būna, aš atsiprašau, kad aš jo, viskas gerai. Bet labiausiai nekenčiu gymo influencerių, kurios ten savo waist sumažina, liemenį, šikną padidina, ta prasme, atsiprašant, bet jeigu tu keli kontentą, kuris yra apie tai, kaip tu gali sustruktūruoti savo kūną ir kaip išskaptuoti jį, prašau, needitintų savo video. Jo, ir tada, man rodos, tokie, ypač labai padaro tokį fake reality, socialiniuose tinkluose ir tai labai sunku būna atskirti. Ir aš pastebėjau, ant kiek įtakos, kokios įtakos? Kokią didelę įtaką tai padaro. Kai pamačiau... Aš labai atsiprašau. Ačiū.
kai pamačiau vieną video, kur viena mergina buvo užsidėjus pradžioje labai daug filtrų ir jos vieną po kito nuiminėjo ir jos, kaip jinai tikrai atrodė ir kaip mano, aš turėjau reakciją, man tokia buvo, biški, ne tai, kad bet taip, keista buvo matyti, nes, tai, aš suprantu, kad tai yra tikras žmogus ir jis taip iš tikrųjų atrodo, kai iš tikrųjų socialiniuose tinkluose taip viskas yra padaryta kaip teatras, kaip kaukė. Žmonės užsideda kaukę socialiniai medijai labai didelės. Kas iš vienos pusės yra gerai, nes vis tiek tu nenorėtum rodyti viso savo asmeninio gyvenimo, bet jau kai tai yra net vizualiai struktūruojama, tu pameti ir savo sekėjus ir aš net nemanau, kad tai yra toks kaip ir pameti tą savitvardą savo, kaip ir sakykime, nes tu esi drąsus kelti į socialią mediją, bet nesi ant tiek drąsus, kad tu rodytum ten save. Taip. Kažkas dega. Aha. Va, šnekant apie tos visus influencerius ir panašiai, ar yra buvę, kad tu lygintum save, pavyzdžiui, su merginomis online? O taip, aš manau, aš tai net darau, net ne tik per socialinius tinklus, aš tai net gyvai darau su draugais. Ir iš vienos pusės, aš manau, kad tai visai yra natūralu, tai nes manos beveik, gerai, ar tai, čia galima paargumentuoti, kas yra natūralu, o kas tiesiog yra labai daug aplinkų ir kas daug tai daro, bet aplink mane tai daug kas tai daro ir aš tiesiog suprantu ir, tikrai aš pati tai darau, nes, tu pamatai ir tu pradžioj tai tuo grožiesi ir tu nori pats tą turėti. Ir tada pradedi lyginti save, kodėl aš to neturiu, nes blem, aš irgi to noriu. Tai va. Tai mano atsakymas yra taip. O tai yra kažkaip, sakykime, paveikia tavo pasitikėjimą savimi, ar tavo, sakykime, tą visą confidence? Tai aišku. Čia tokie klausimai, kur aš tokia galvoju biškai tokie... Aš manau, tas, kurį klausimą jį uždavė, manos tai yra labai savaime suprantama, bet gyvenime nieks nėra savaime suprantama. Taip, tai manos vienas iš to poveikių lyginimas, tai yra savivertės, kur tau krenta jinai ir tikrai, būna įkrenti didelę duobę, kur labai labai sunku išeiti. Aš manau, kad užteks tų rimtų temų. Man irgi atrodo. Kalbėjom taip ganėtinai giliai, o dabar toks trumpas rapid fire. Turiu 2 klausimus. Tai pirmas, labai paprastas. Koks yra tavo didžiausias mokyklos ikas? Čia sakysiu, atkreipsiu dėmesį į bičio aprangas. Tas seginimas kelnių. Pas jūs segina? Taip. Guys, užsikelkit, yra diržai, užsikelkit savo kelnes, niekas nenori jūsų matyti šiknų ir trūsikų. Išlikštų tiesiog. Fair enough. Mane tai labai nervina koridorių kamščiai. Aš prašau, jeigu kažkas iš mano mokyklos mato, padarykit taisyklių punktą, kad eismas būtinai turi vykti dešinę pusę. Arba šviesoforus padarykit. Realiai? Guys. Tai va. Ir paskutinis klausimas, galbūt šiek tiek toks rimtesnis, bet toks pabaigai. Ką pasakytum savo, kai tau buvo 15, kokį palinkėjimą savo 15-metį palikai? Linkėjimą ar pasakymą? Kažką, kad tu norėtum, kad tu 15 metų išgirstum. Manau, jei pasakyčiau, kad viskas bus gerai ir labiau nekreipti žmonės aplinkui, o dėti pastangas labiau į save, kurti geresnę save, ten mokytis daugiau, domėtis, būti smalsiai, bet pagrindinis būtų pasakymas, kad viskas bus gerai. Also, Firfinga. Labai gera daina, guys. Ačiū. Ačiū tau. Man labai patiko. Taip. Tikiuosi ir tau patiko? Man labai patiko. Na ir ačiū jums, kad buvote kartu su mumis. Tikiuosi jums patiko ir jeigu laukiate ir norite daugiau tokių pokalbių, tikrai kviečiu palaikinti, pasubscribinti, parašyti kažką gražaus. Na ir jeigu nori ir tu atsirasti tokio tipo podcast'ą ar tinklalaidėje, parašyk į Gmailą, kuris bus apačioje ir galbūt susitiksim. Čia buvo jaunimas be filtro. Tikrai taip. Aš Elinga ir mano svečias, pats pirmasis ir pats fainiausias. Ačiū. Beatričė. Ačiū. Ate.